žmonių maldos. Turbūt įsidėmėjote, kad Mykolas su Gabrielium danguje ne vien tik svajodavo, dalydavosi prisiminimais ar kojomis mataruodavo. Kitas, nemažiau svarbus jų darbas, buvo išklausyti iš žemės atsklindančias žmonių maldas. Jie surūšiuoti ir į vienas atsakyti, o į kitas ne. Ir dar užmiršome pasakyti, kad dauguma žemės gyventojų buvo labai nelaimingi. Mat žmonėms amžinai atrodydavo, kad jiems amžinai ko nors trūksta. Ir dėl to jie nirtingai melsdavosi Gabrieliui ir Mykolui. Gerbėmieji Angelė Gabrielė ir Arhangelė Mikai, prašau man tuoj pat duoti daug pinigų ir butą. Pinigų reikia kuo daugiau, tarkim 1 milijoną, nors ne, geriau jau 2 milijonus. Su puse. O butą norėčiau gauti kur nors užsienyje, Paryžiuje arba Londone. Na, iš bėdos bus gerai ir Berlyne arba Niujorke. Be to, pageidaučiau gražios žmonos ir poros blondinų vaikų su sveikais dantimis. Nesupykčiau, jeigu tie vaikai manęs dar ir klausytų, bei gerai mokytųsi. O po to, kai gausiu šitos dalykėlius, paprašysiu dar ko nors. Ačiū, amen. Išgirdę tokias maldas, Gabrielius su Mykolu susimastydavo. Kaip čia jiems teisingiau pasielgti? Padovanoti tokias elementarias dovanas, butą Niujorke, pinigų, žmoną ir vaikų, yra visai nesudėtinga ir net savotiškai malonu. Tačiau Mykolas, girdėdamas į žemės atsklindančias tokio pobūdžio graudžiuosius prašymus, laikėsi tradicinės angelų nuomonės, kad už dyką dovaną žmonėms dalinti nevalia. Nes tai būtų maždaug tas pats, kas perlus kiaulėmis barstyti. O angelo Gabrieliaus nuomonė, ypač ką tik paminėtų kiaulių klausimų, buvo visiškai priešinga Archangelo Mykolo nuomoniai. Gabrielius manė, kad būtent kiaulėms labiausiai tų perlų reikia. Ir jeigu kokia nors kiaulė prašo perlų, tai tučtojau jai reikia tų perlų lovinį ir pabarstyti. Nes kam žmogui tie perlai, sakydavo angelas Gabrielius. Jis turi orą, žvaigždės, medžius draugus, dievą, angelus ir kitus dieviškus dalykus, su kuriais draugauja. Juk tai ir yra tikrieji perlai. O kiaulės tai tokie nuskriausti gyvūnėliai, kurie dieviškų dalykų nevertina. Tad galėtų bent perlais pasidžiaugti, kol nusibos. Tačiau Mykolas už dyką perlų dalyti nesutikdavo nei už ką. Jis norėjo, kad prieš gaudamas dangiškas dovanas, prašantis dangaus labui irgi padarytų ką nors gerą. Taptų geru bei mylinčiu žmogum, kuris su nieko nesipyksta ir nieko nebara. Arba užaugintų bei išauklėtų kokį nors vaikelį, nesvarbu net kokį, savo ar pamestinuką. O dar geriau 3. Arba pasodintų medį, pamiltų kūrėją. Močiutę pervestų per gatvę. Arba atsigultų vasarą ant žolės, pasižiūrėtų į dangų ir pagalvotų. Viešpatie, kokia švelni žolė, koks gaivus oras, koks švarus upelis ir koks gražus dangus. Nieko gražesnio nesu matęs. Ačiū tau viešpatie už viską, nes visa, kas gražiausia, tu mums duodi nemokamai. Ačiū tau už viską, viską. Už upelį ir už mišką. Už mamytę ir už tėtį. Ir už paltą, ir už skėtį. Ir už lietų, kuris laisto žalią žolę ir medžius. Ir už orą, Dieve, ačiū, jis gaivina man plaučius. O labiausiai ačiū Dieve už gyvybę ir akis, kad galiu matyti pievas, jūrą dangų ir išvis jūrą dangų. Ir išvis, kad galiu bėgioti basas ir turėti daug draugų, kad galiu tau padėkoti ir galiu gražiai pabūt, užauginti gražią šeimą, pagloboti žvėrelius. O kai reiks jau man išeiti, grįšiu pas tave ramus. O kai reiks jau man išeiti,
grįšiu pas tave.